Vyručiai, iš tikrųjų įklimpau rimtai, pirties statybos atima daugiau negu galvojau. Ko jėgų? Nedaug dievė pinigų. Jėgų jau atėmė, pinigų irgi tikrai mašta, sąskaitų skaičiai menkėja. Šalabalas Šeima nelaiminga. Šeima nelaiminga, gintarė išvertus akis, vakariek, mama kriuok, visi valgyt nor. Tai kur tu bandysi čia dabar? Tai galvoju, gal kokią vartojimo paskolą reikėtų pasimti. Ir čia į pagalbą, aš galvoju, mums gal ir ateina koks nors mūsų laidos partneris, įsivaizduokim, InBank. O toks vat. Pačiu laiku susidūrė su tokiom problemom prieš rasdamas sprendimo būdą, nes sprendimo būdas yra. Mūsų kaip tik partneris InBank siūlo tokią paslaugą, vartojimo paskolą, kur gali pasiskolinti iki 15 000 eurų įvairiausiams poreikiams. Ir tam, kad pasitikrinti, ar tu gali pasimti paskolą, kiek gali pasiskolinti. Ar pajėgus, atsakingai, neimpulsyviai, pasižiūrėk inbank.lt ir jeigu viskas tvarkoj, labai greitai pateiki parašką internetu, labai greitai gauni atsakymą, praktiškai iš karto ir žiūrėk, ir pirtelės reikalai susitvarkys ir šeiminėlė galbūt bus laimingesnė ir pats prašviesėsi šiek tiek. Nes kokia dabar tavo dėgytė, pasakyk, kiek dabar trūksta? O dėgytė 15 lygiai 1000. Ai, žiūrėkim, bank iki 15 ir gali? Čia pataikėme, ne? Tai tipų. Tai žodžiu, situacija tokia. Pasitikrinat savo galimybės inbank.lt, pateikėt paraišką, jeigu yra toksai poreikis paskolai gauti, nuo namų ar pirties atnaujinimo iki kelionių ir kitokių tai buitinių galų galia garažo vartų kažkokių reikia, kažkokių varteliai nebeatsidaro. Įsirengimui. Gal pavyzdžiui, žinai, sūnus su keturačiu važiavo atgalinę eigą, žinai, ir išvertė visus namų vartus. Ar įvažiavo, kažkur kažkam. Taip, tai žinai. Ulanovas, pavyzdžiui, su BMS gal parėjo, žinai. Tiesiog, čia nežinau, ar tą padengti, bet reikės pasitvarkyti. Čia jau Kvedorui nepaskambinsi, čia reikės tvarkyti. Dėl to reikia eiti. Ir čia, žinai, nebūtinai, tau reikia prašyti 15 000, gal tu įsiversi, žinai, jeigu tau trūksta gal ir 1000, pasitikrink galimybės, gal tu greitai ir galėsi grąžinti. Tai visas galimybės tau. O tu vis tiek uždirbantis vyras, pajėgus, uždirbi, honorarai didžiuliai. Greit atgrosi. Renginiai greit labai atgrosi. Čia vaikeli. Tai žodžiu, pasitikrinkit, kiek galite pasiskolinti InBank.lt, jeigu toksai poreikis yra. Aišku, venkite impulsyvaus skolinimuose, jeigu matot, kad situacija nereikalauja, o jūs plemba, gal dar pasimsiu pat pinigų papildomų. Ne. Impulsyvus buvo, jeigu yra poreikis. Sumanimas daryti pirtį, dabar gal biškai perdėgiai pagalvoja, ne? Tai lygiai taip pat su paskola. Perkaitau. Dar pirties nėra, o aš jau perkaitau. Tai jeigu taip pat galvoti, reikia... Staigiai pinigų reikia 5000. Dar pasitarkit aplinkoje, ar tai yra protinga ir kokias galimybės. Taip. Tai InBank.lt, pasiskolinkit ir skolinkitės atsakingai.